pradėsim nuo kairiosios. Kita pusė taško. Aleksandras ir Gabrielė. Ar labiau mėgsta, kad sako Aleksandr? Nesvarbu. Galima Aleksu. Bet ne pirmą žaidė jau, ne? Antrą kartą. Jūs patekot, o tu pirmą. Taip. Va, turim naujokę. Gabrielė laboratorijoje dirba. Ką veiki tenais? Ten supilstau ir tuomet įdedu į aparatą ir pamatuoja. Ir tuomet aš užrašau. Aš visada laukiu, kai kažkas parašytų, žinai, ten dirbu laboratorijai. Ką dirbi? Apsauginį. Ne, biški paprašiau man. Super. Nu, apie Aleksandrą negavau informacijos, primint? Nėra informacijos, nieko neveikia. Nieko. Esu laisvas. Kaip Gaja, nieko neveikia. Yra laisvas žmogus. O per žvaigždės į kančias jau mes šiandieną turėjom. Turėjo būti kita jų pora, bet... Atsisakė. Bet puikiai, kad pralaimėjo pirmą kovą. Tai galite antrą kartą bandyti. Tai viską mes jau apie jūs apšnekėjom ir pasižiūrėsim, kas iš jaunimo paklius į pusfinalį. Tu irgi spam. Bam, bam, bam. Reikia susikauti. Tai ką, 6 klausimėliai. 1 taškas. Mygtuką paspausit, jeigu žinosit, pasakot ir gaunat tą tašką, jeigu žinoma viskas teisingai. Pradėkime nuo labai didelio skaičiaus. Jau galite pamastyti, apie kurį kalbėsiu, kai vadinasi labai... Googlas. Taip, Googlas. 1-0. Viskas jau galiu. Gubernijos gauta, atsakyta, viskas įgyvendinta. Antrasis. Ką senieji lietuviai vadino šmugelninkas? Kas tie šmugelninkai? Kokie? Nežinau. O jie paspaudė dar? Ne. Nežinau. Nu, bet ką sakom? Čia. Vagis. Ne vagis. Kontrabandininkai. Taip, kontrabandininkai. 1-1. Sakydavo, žiūrėk, šmuglininkas neš knygas per sieną. Trečiasis. Kaip vadinamas mineralas, kurio reikšmingą dalį sudaro natrio chloridas? Mineralas? Druska. Taip, druska. Aš taip ir maniau, kad visi manys, kad čia kažkoks labai sudėtingas. Ketvirtasis. Paveikslas Kristus prieš jį. Kas yra jis? Poncijus Pilotas. Taip, Poncijus Pilotas, 1-3. Va, žinokit, kai rankas taip nuo mygtuką, tai ir nespėjai. O jie, žiūrėk, va, suglaudė pirštukus, tuk. Penktasis. Planuojama, kad 26 pasirodė žaislų istorija. 5. Taip, penktoji dalis. 1-4. Ir paskutinysis, kuris garsus britų muzikantas mirė 25 Liepos 22. Ozzy Osbourne. Taip, Ozzy Osbourne. 2-4. Per žvaigždės į kančias, kol kas pirmauja. Žinau, kad taip vėlai vasarą, aš kažkaip galvoju visai neseniai. Aš negalvoju, kad jis britas, aš galvoju, amerikietis. Nu, apšilot? Daug maž. Čia tiesiog reikia spėti. Ką? Tai ką? Spaus mygtuką. Vėl 6 klausimai, bet šį kartą kviziukas. Turėsite ir atsakymo variantus. 1 taškas už teisingą jūsų pasirinktą raidę. Ir mes pradedam nuo pirmojo, kuris yra... Ką sukūrė ir parašė Vatsjajana Malanaga? Yin ir Yang, joga, Kamasutra, šaulinio menas. D. Ne šaulinio meną. Kamasutra? Taip, Kamasutra jisai parašė. 2-5. Teko skaityti, vartyti? A, ne. Antrasis. Kas šis vabalas, va, toksai įdomus. Elnevabalis, mėšlavabalis, paprastasis kurklys, vabalas Heraklis. Čia pirmasis. Elnevabalis. Taip, solinio ragais ir tai yra elnevabalis. 2-6. Matom sakas? Trečiasis. Abu
Ali al-Husain ibn Abd Allah ibn Sina, persų kilmės filosofas, rašytojas, laikomas ankstyvosios modernios medicinos tėvu. Kaip jį vadino europiečiai, tikrai netokį pavadinimu. Avicena. Avicena? Taip, Avicena. 2-7. Lada, tokius būčiau pasakęs, bet jų neprireikia. Ketvirtasis. Sirija suskirstyta į 14 administracinių vienetų, kurias valdo gubernatoriai. O kaip vadinasi tie vienetai vietinė kalba? Kuneitra, Muhafaza, Raka, Valaka. Raka. Žinai. Čia pirmieji ir Raka nėra teisingas atsakymas. Gerai, paėmės. Nu, 3 variantai spėk. Kuneitra, pasavala. Jeigu aš taip Arba D. Desikai? A arba D. Nu gerai, A. Ir ne A, ne Kuneitra. Jums liko? B? Taip, tai Muhafaza. O Valaka, tai čia asociacija į mūsų Valakus būtus kažkada. Ir 2-8. Normaliai. Kiek, pirmam turiu šį kartą, o žiūrėk, šitom dar nei vieną neatsakėt. Tai gal dabar atsakysit, koks leidyklos pavadinimas? Baltas lankas? Kaip? Baltas lankas? Ne, baltas lankas. Nieko rimto. Taip, tai nieko rimto, net atsakymų nereikėjo. 3-8. Mėgstama leidykla? Nu, bet bent jau atsiminiau tokią, kad yra. Kas nors kripto verčiatės? Čia, kur nieko nereikia. Nu, atsakyk dar. Ne, nes nutilėsiu. Kuri tai blockchain platforma? Va, jos logotipas. Cardano, DDD, Monero, Namecoin. Žinai? C? Ne Monero. Ne Monero. Jums liko A, B arba D. Gal kad koinai nupiešti, gal D, negali būti? B. Kuris? B. Ne DDD. Cardano bus. Jums liko A arba D. Karinė. Nu, davai. Namecoin. Jeigu jie atsakys. Blockchainas kalba. Cardano dar nesakai. Praudėm vietą. Tai ja. Tai Cardano, kuris 3-9 trigubai pirmauja Hebra. Jonas nusivylys. Dabar jau nebereikia. Reikėjo prieš tai. Čia skubėt. Nu ką, 3-9. Kita pusė taško pirmieji rinks sistemą, nes atsilikinėja ir kita pusė taško yra iksiukai, o per žvaigždės į kančias nuliukai. Aš kartu negalvojom per Tai 2 taškai už teisingą atsakymą, 1 už vagystę ir 2 taškai, jeigu pavyks užbraukti liniją. Tai kita pusė taško. Renkasi ar augalas, žodžių grandinėlė su bonusu, koralai, Navy Seal, kanale su rizika, titulas, gyvūnas, kilogramas saldainio, žuvis. Tai tu nori tą vidurinę? Galim, ką žinau. Gerai, vidurinė, kanale. Rizika, neatsakot minusiukas. Nu taip, jau rašykit minus. Bet rizika turi būti lengva. Kasmet iš Amsterdamo kanalų jų ištraukiama apie 15 000 vienetų. Nors skaičius ir nemažas, bet tai yra viso labo keli procentai nuo visų miesto jų. Kas tie jie? Dviračiai. Žinoma, kad dviračiai garsėja 5-9. Dviratukai ir puikiai neįsigasta ir okupuotas vidurys mūsų kryžiukų, iksiukų. Strategiškai. Per žvaigždės? Grandinė. Grandinėlė. Grandinėlė. Maksimaliai 3 taškai, jeigu atsakysit papildomą. Dar geriau. Žodžiuose pakeiskite po vieną raidę. 19 numerį pažymėta šarminis metalas, sala ir provincija, nedidelis lengvasis automobilis ir jeigu tuos 3 teisingai atsakysit, bonus, pakeitę dar vieną raidę, įvardinkite patiekalą. Nem. Nežinau. Gali būti natris, skanas boras, vaikas. Tai čia bus iš 4 raidžių, ne? Nu, jo, kažkaip ne. O, ne.
Ne, Nu, man netrunka. arba vieną raidę reikia. Nu, Nėra. neturit? O jūs turit? Nelabai. Nelabai. Tai kalis, balis, bagis ir hagis yra toksai patiekaliukas. 5-9 išlieka ir mes pirmąjį brūkšniukai rašom. Nu, davai, kur dabar šaunam? Ai, dabar mūsų eilė, o dieve. Mes dabar turim labai gerų čia. Mes turime iš bet kokį kraštinį paimti. Rinkis. Bet iš tų kraštinių geriausia. O kas būtų apie saldainius? Net, ai, netinka, sakai, saldainius. Geriau krašto. O kas tas neįvisėl? Ne, kraštuose. Augalas parauga gyvūnas arba žuvis geriausias. Dar gyvūnas galas. Tu gyvūnų? Aš nežinau, nei vieno. Aš nei vieno nepažįstu. Gyvūnas. Nu, tegul. Kuris gyvūnas gamtoje turi 5 akių dėmes, 5 rankas, nervų tinklą, pakeičiantį smegenis bei širdį ir 1 skrandį? Populiarus animacinis serialas teigia kitaip. Rankas. Aha. Nervų tinklą. Kalmaras ant 4, tenais tipo ir dar daugiau rankas, tai 6 Okay. dienas. Taip, O ne aštunka, ai ne. Kuris gyvūnas tuos 5? Nusakyk tuo metu, ne. Voras, ne voras. aš manau, kad kalmaras Nežinau. galėtų. Populiarus animacinis serialas koks yra. Ai, nu tai gerai. Voras, ne voras. Čia reiks spausti. Reikia spausti. Nu, galit paspausti, pasakyti. Nusakyk. Voras. Vorą. Ne voras. Mes pamas kalmarą. Kaip? Kalmaras. Ne kalmaras. Tai Patrikas Jūrų žvaigždė. Kiekvienoj rankytėj yra po akių dėmę ir neturi nei smegenų, nei širdies, o turi tokį tinklą, kuris pakeičia visą tai. 5-9 išlieka. Nežinau. Kokį tu nori? Nerealistiškai, manau, pažiūrėk, tik tai Gerai. stapalų, aš tai gal. Mes dar turim šansą. Ką renkamės, hebrydą? Kad titulą. 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 Ką tu Titulą. Titulas. Šis titulas iki šiol išliko Didžiojoje Britanijoje, nors jo pavadinimo kilmė prancūziška, pažodžiui reiškianti grafo padėjėją. 6 padės pradėti titulo įvardinamą. Koks tai titulas? Kaip romėniškas ilgas. Gal švili? Kažkas. Nors pavadinimo kilmė prancūzų. Vikontas? Aš žinau, seras. yra. Vikontas. bus prancūziškas? Taip, tai yra Vikontas, o 6 V ir I yra, kas pradės pradėti rašyti, tarti atsakymą. Vikontas atneša nuliukams pirmąjį nuliuką. Turi reikia žuvis, bet žuvis aš nieko Aš nežinau. nežinau, žinau, aš tik saldainius. Pažiūrėk. Davai, ne, palauk, saldainius mums netik. Bet bendrai taškai vis tiek bus jokios skirtumo, užbraukia ar nebraukia. Nu, Tu žinai augalus? Ne, rinkis, ką nori. Dabar nežinau nieko. Mes nei to nežinom, nei augalų, nei žuvų, tai aš saldainius noriu rinktis. Kilogramų saldainių. O kiek yra pala kilogramas? Na gerai, 1000. Tai va, tu manai, kad čia apie saldainius, ne? Aišku, mes dar galime. Štai jis iškėlęs 2 pirštus į viršų sako, mes nugalėsim. Po rinkimų kiekvienam atnešę šį rinkiminį popierėlį gaus kilogramą saldainių. Kas tas jis, kurį paslėpiau? Kas tas kubas buvo dar? Saldainiai, o čia aš nematau, čia kas yra, kokia čia šalia. Čia Lietuvoje. Lietuvoje? Demokratija parašyta. Ar kas? Manai? Demokratų partija. Demokratų partija. Demokratų partija, nu tai skvernelis. O ten tikrai tai parašyta, aš neperskaitau. Manau, žinau. Jo, atrodo, man automobilio demokratų. Demokratų, Atrodo. socialdemokratų. Ar socialdemokratų? Ne, O tai ne Uspaskichas koks nors, tenais ledus dalino. Ne Uspaskichas. Paksas. Taip, tai Paksas, iki sraigtasparnis, jisai iš Šiaulių su sraigtasparniu skrisdavo pagituot ir va.
5, 12 pavogtas. Va, žiūrėkit. Paksas. Na, mes nugalėsime. Paksa geriausia. Aš ir per sudėtinga. Man atrodo. Tai va, nuliukai pasiema saldainių savo kilogramą. Jeigu turit biuletenį, dar prašykit gal du. Я тогда могу galėsiu. O gal kanalas? Saugiau? Nes jis negalėtų pavogti. Tai ir karalas gali paimti. Ai, Ne, neapsimoka. ne, Neapsimokės, nes susivėlė. karal. Koralą. Koralą. Nu, mes žuvis reiškia reikinis. Tai koralinis X. Kitokie X gali atsirasti jumse, kuriuos teks pašalinti. Kas yra X, jei atsakymę rasite ir veiksmažodį. Neakmenys. Girdėjau Morzės kodą, tu irgi? Aš ne. Žinai, kai čia tos teorijas per Who Wants to be a Millionaire, kad tenais buvo... Ko? Auglys. Kaip? Auglys. Ne auglys, tai ne koralinis auglys. Kitokie gali atsirasti, kuriuos nuo akmenys, taip? Ne, bet veiksmažodis. Kas yra X, jei atsakymę rasite A? Nuo akmenys, ne? Ne akmenis. Tai koraliniai polipai ir lipai rasite veiksmažodį. Tad 5-12 išlieka, o polipus iš jūsų angų žarnų teks šalinti. Reikės dabar. Žuvį ar balvą. Nepažįstu nei žuvų, nei Na, visi tu pažįsti? Aš nežinau, kas tas neilis. Nu tai gerai, žuvis. 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 Ar galim pažinti? Žuvis tokia. Štai šio žuvis šioje nuotraukoje patvirtina savo pavadinimą. Jos lydi ryklį ir naviguoja visai kaip vienos profesijos žmonės. Kaip vadinama ta profesija arba tiesiog tos žuvis. Nu, sakyk. Nu, aš nežinau, aš nesu tikras. Štai šios žuvys šioje nuotraukoje patvirtina savo pavadinimą. Jos lydi ryklį visai kaip vienos naviguoja. Šturmanas? Gerai, turim dar laiko pagalvoti. Nelietuviškas. A, ne? Ne šturmas. Palydovas. Palydovas. Bet Man atrodo, kad kitas. Gidė? Ir ne gidas. Čia juk viskas apie vandenį. O kas naviguoja laivus vandenyje? Lotsmanai. Tai lotsmanas ir yra žuvis. Tai padeda laivam uostuose naviguoti ir bam, baigėsi turas, nes niekas daugiau nebegali nieko užbraukti. 5-12, 7 taškų atsilikimas, bet sėkmės atveju atsako abu ir keliaujame į 5 turą. O ką čia dabar reikės? O dabar jau greičio reikės, nes pirmieji paspaudę galės užsidirbti 3 taškus už kiekvieną atsakymą. Ir mygtukai paruošti. Pirmasis. Aurida. Metalo apdirbimo ir inžinerinių sprendimų bendrovė įsikūrusi Panevėžyje neseniai pristatė karinio šarvuoto visureigio modelį. Net straipsnių buvo biški neigiamo apie tai, kaip jis vadinamas, tas visureigis. Neatsimeni, į kurią pusę. Bent iš Nu, aš grintai grįžiu. Morzė. Angliškas, lietuviškas. Nepameni? Karinio šarvuoto visureigio modelį, kaip jis vadina? Nu, Čia arba žinai, arba nežinai, čia jau nespėliuosi. Belek, aš nežinau, karinio šarvuoto visureigio. Bet ką sakyt, kokį nors? Karinio. Nežinau. ne, jau nebus atsakymo. Karinio šarvuoto visureigio. gerai. Nežinau. Atsakymo nėra? Ne. Pas jūs nėra? Titanas. Nespėjau. Ne Titanas. Titanic. Tai taurus. Lietuvoje daug kas taurus. Ir 5-12 išlieka ir jums liko paskutinis pasitenkinimui, kuri tai muzikos grupė. Atidenginėsiu grupės nuotrauką nuo pačios į viršų. But
Moteris. Vienas vyras. Batukai. Batukai. Vienas vyras, man atrodo. Nežinau. Moteris, vienas vyras. Va, žiūrėkit, daugiau batukų. Čia ne kaip tai, palauk, vėl dar pažiūrėkim. Spėt, peleka. Palauk. Nu, va, žiūrėkit, ir sijonukai jau matas. Aš tą patį Spice Girls. Kokios Ne, ne Spice Girls. Nes palauk, Plokščia. Va, gal atitinginėja dar. va. Nu, tai jau dabar gali. Mokinukės. Taip, tai mokinukės. 5-15. Peržaidęs įkančias antrų šansų patenka į pusfinalį. Dėkokit tiem, kurie nepasirodė iš jūsų. Tai leido. Ačiū už žaidimą. Susirenkam gubernį, mikrofonus paliekam. Ir susitiksim kažkada. Gubernija. Čia visi savi.